Tai padėtis kultūroje iš tikrųjų nedžiuginanti, nes panašu, kad ji tapo pamiršta ir niekam nereikalinga. Neskubėjimas ir nesuformavimas komandos, nes nėra nei viceministrų, nei kanclerio, tikrai stabdo darbus ir kultūros ministerijai dirbti sunku. Bet matykime plačiau. Žinia, kuri pasklido, ne tik Lietuvoje, bet jau sakyčiau ir už Lietuvos ribų, duoda labai negražų įvaizdį, kad nesugebam išspręsti kultūros žmonių reikalavimų, kad mes jų negirdime. Taip kultūros bendruomenė susitelkė. Jie parodė labai gražų savo bendrystės pavyzdį. Ir vykusios akcijos, ir skambėjimas Čiurlionio jūros, ir būsimos akcijos rodo ir primena, kad iš tikrųjų reikia juos girdėti, kad reikia spręsti problemą. Kodėl tai teigiu? Dabar valstybės biudžeto pateikimas. Pateikimo metu mes pamatėme, kad niekas negina kultūros srities. Jeigu 2025 metais darbo užmokestis kultūros darbuotojams buvo 7,6% ir augo 80 keliais eurais, dabargi tik tais 5% ir tik tai 62. Ir jeigu vertinant kultūros darbuotojų darbo užmokestį, kuris visiškai panašus į minimalę mėnesinę algą, jie augo 11%. Socialinio draudimo įmokų padidinimas meno kūrėjams nebe nuo 50%, o nuo 90% jų pajamų. Žodžiu, nematom, negirdim ir nežiūrim visumos, o kultūros bendruomenė laukia. Ir laukia labai greitų ir atsakingų sprendimų.